Sveiki visi, aš Lauris ir filmuoju dar vieną video, kaip žaidžiu Minecraft. Tai va, aš per šitą epizodą statysiu viešbutį, hotelį, motelį, nu vien žodžiu. Ir dabar naktis beveik, tai čia creeperis sprogdina namą, tai nekreipkite dėmesio. Dabar einu miegot ir kaip atsikelsiu, manau, pradėsiu lyginti plotą. Ir pradėsiu statyti po truputį. O, nu jo. Ir gerai, dabar daug daiktų turiu, tai einu pasidėt. Ir gerai. Dabar. Ai, maistą ten ir pasidėt. Oi. Žiauriai daug maisto dabar neturiu kur jo dėt. Tai tiesiog jau nenuiminėjau aš nieko, nes ir tai pilna jo. Tai va. Gerai, manau aš statysiu šitos fermos ir tiesiog reikia kuo arčiau namo statyti, nes čia komanda ir negalim statyti belenkur namų visokių ir taip toliau. Tai va, man oro pritrūko. Vien žodžiu. Gerai. Dabar jo, išsilyginsiu. Gal, nors ne, tegul būna kiaulės, ta prasme. Čia dabar kažkaip nežinau ką daryt su namu, nes medienos to beržo neturiu, negaliu atstatyti, o kirsti tikrai tingiu, tai manau paliksiu, o gal paskui užstatysiu, gal. Tai va, pasiėmiau dirtą ir einu toliau dirbti. Tai va. Dabar čia mano komanda, taip sakant, stato dar ten visokių dalykų, tai serve jų nėra. Tai labai gerai filmuot, nes nieks nerašinėja ir netrukdo. Tai va. Kaip čia dabar padarius? Įkast... Ne, nelabai. Nors, jo. Dabar aš čia apkasiu šiek tiek ir bus geriau turbūt. O. Jo, čia visokių skylių pilna, eini ir įkrenti. Pasimsiu kastuvą ir iškasiu ten. Va. Neužteks tiek. Va. 2 kastuvai, vienas gerokai panaudotas, o kitas visiškai sveikas. Ir man atrodo užteks. Gal. Tai va. Gerai, viskas. Dabar iškasiu čia. Ir per šitą epizodą aš, man atrodo, tik tais pasiruošiu vietą, kur statyti. O per kitą darysiu, jau visą formą namo, viešbučio. Ir dabar bus epizodai, čia bus, taip sakant, pirmas statymas viešbučio, tai bus pirmas epizodas. Ir paskui bus, nežinau, kiek epizodų, bet kol pabaigsiu tiek epizodų. Tai va. Nors jo, gal čia užstatyti geriau būtų. Patogiau. Tai va.
tikriausiai daug aš dirbtą išnaudosiu, bet tai va. Jo, čia nemažai dirto reikės, aš nemažai jo ir turiu, bet gali ir neužtekt, gali reikėt prisikast, o tai gali užtrukti ilgai, tai va. Jei per šį epizodą aš nespėsiu pasiruošti vietos, tai manau, kad nefilmuosiu, nes vis tiek neįdomu, čia kaip ruošiuos tą plotą, tai pastatysiu padarysiu tą plotą nefilmuodamas, o paskui filmuosiu, kaip statysiu visą patį tą viešbutį, tai va. Nes čia daug darbas su užstatinėjimu dirto. Tai va. Jo, kiaulė ant medžio. Nu jo, tai buvo vienas dalykas, kad mini zombis jojo ant vištos. Tai buvo tikrai keista, nes tik pirmą kartą pamačiau. Tai, na jo, einu dar dirto pasiimt, nes tikrai jau išnaudojau apie 4 stekus, vien tik padengt ploto nedaug. Ir čia yra pakankamai daug, tie 4 stek. Tai va. Visą dirtą, manau, pasimsiu, arba ne. Tai va. Jo, čia tikrai, nors jau nemažai uždengiau ir mažai liko jau. Tai va. Jo, čia tikrai darba. Labai nuobodu tą dirtą dėliot. Bet vis tiek sudėliausi. Tai va. Vat jau pabaigiau, nors nesitikėjau, kad aš pabaigsiu per šitą epizodą. Bet tikrai pabaigsiu šį jau. Čia jau. Tai va. Dabar ką čia dabar padarius? Ai, dar apkasiu truputį. Nes manau, jisai tikrai bus nemažas. Darysiu 2 aukštų. Ir manau, tikrai pakaks. Jo. Tai va. Manau, šitą jau epizodą aš jau pabaigiu. Ir laikinkit, prenumeruokite, komentuokite ir ačiū, kad žiūrėjote.